Klaipėdos rajono savivaldybė ir vėl ieško geriausių verslo idėjų. Jūs pateikėte idėją, o mes pasiruošę prisidėti, kad ji virstų realybę. Net 3 pačios originaliausios verslumo manijos konkurso idėjos bus įvertintos piniginiais prizais, todėl iki lapkričio 1 dienos kviečiame pildyti paraiškas ir galbūt taip įgyvendinti savo svajonę. Kviečiam visus drąsiai teikti siūlymus, nes aš manau, kad tų idėjų yra, norim padrąsinti, kad tikrai drąsiai tą darytumėt ir mes pasiryžę pačias geriausias jūsų idėjas padėti įgyvendinti, prisidėti prie to finansiškai. Sėkmės istorijų Klaipėdos rajone jau nemažai. Štai 2018 m. verslumo manijos konkurso nugalėtoja Kristina savo veiklą vysto iki šių dienų. Jis sukūrė magiškų kiaušinių edukacinę programą, unikalią galimybę išvysti, kaip išsirita viščiukai. Tikrai labai smagu, kad ryžausi sudalyvauti šitam verslumo, kaip sakant, projekte, nes tikrai gavau labai gerų įžvalgų iš profesionalų, iš verslo srities atstovų ir tokių įžvalgų ir nukreipimų šiek tiek, į kurią linkme eiti ir buvo gerai pasitikrinti. Paklausta, ką jai davė verslumo manijos konkurso laimėjimas, Kristina šypsodamasi kalba apie svarbiausią – drąsą ir įvertinimą. Taip pat pamini ir už skirtą piniginį prizą įsigytą kokybiškesnę įrangą, kuri ypač padėjo toliau sėkmingai vystyti šią veiklą. Skatinu eiti, nebijoti. Jeigu ne ši idėja, bet tada įgysite patirties atitinkamos ir galima bandyti kažką tais naujo arba iš kitos pusės kažkaip pažiūrėti ir gvildenti, tikrai kviečiu visus sudalyvauti. 2019 metais 5000 eurų piniginį prizą pelnė Sandra Venskutė Gailiušienė, pateikusi šeimos studijos įkūrimo idėją, kur vyktų užsiėmimai nėščioms moterims ir tėveliams. Tiesa, verslumo manijos fortūna Sandrai nusišypsojo ne iškart, konkurse ji dalyvavo 2 kartus ir štai antrasis buvo itin sėkmingas. Sudalyvavau ir taip net pati netikėjau, iš tikrųjų turėjau ir išskristi į Angliją ir man paskambino, sako, turit būti, tai aš ir bilietus atsidėjau ir va, taip ir gavosi, kad pavyko. Sandra pasakoja, kad konkurse laimėta pinigų suma davė puikią pradžią veiklos augimui. Už ją įsigijo reikalingų instrumentų – mėnulio būgnų, pianiną, kankles ir barškučių, kurie šiandien sėkmingai džiugina klientes bei jų mažasias atžalas. Tie nėščių užsiėmimai, tai ne tik kad vaikeliui nauda, bet ir pačiai mamai, kad teigiamas emocijas išlaikytų, kad nurimtų, nusiramintų, kad kuo mažiau streso būtų. Praėjusių metų verslumo manijos nugalėtojų tapo prekės ženklas Pajūrio ritmu. Autorės Reda ir Lina įsitikinusios, kad šis laimėjimas labai prisidėjo prie to, koks jų verslas yra šiandien, žinomas ir atpažįstamas. Mums tikrai suteikia labai daug pridėtinės vertės, nes mes įsigijome įrangos, nes kadangi viskas yra pas mus apie pajūrį, apie fotografavimą, apie nuotraukas, įrangos, kuri padėtų mums viską tai sufotografuoti, prekes pateikti, elektroninę parduotuvę sukurti. Tai buvo labai gera inspiracija, toksai spyris judėti toliau pirmin be didelių finansinių iššūkių. Prekės ženklas Pajūrio ritmu ir toliau sėkmingai reprezentuoja Klaipėdos rajoną, vykdo savo kūrybinę veiklą ir jau tuoj švęs 2 metų gimtadienį. O jo įkūrėjos Reda ir Lina su džiaugsmu ragina kiekvieną išbandyti savo sėkmę verslumo manijos konkurse.